Sveiki visi, šiandieną aš esu ant Medvėgalio kalno ir tai yra aukščiausias kalnas Žemaitijoje, Piliakalnis. Ir dabar vaikščiodamas po Piliakalnį sugalvojau, neturi Lietuva didelių kalnų. Ir pagalvojau, kaip būtų smagu nuvykti į tikrosius kalnus. Tai jeigu dabar sėsčiau į automobilį, tai kur, kada ir kaip aš atsidurčiau kalnuose? Dvidešimt 4 valandas, 1000 kilometrų ir 20 000 žingsnių. Tiek skiria Medvėgalio kalną nuo Tatrų kalnų. Esu dabar šalia Zakopanės, Tatrų kalnuose, aukštyje 1700 metrų virš jūros lygio. Ir dabar mano tikslas šauti ten, į tą kalniuką, kuris jau yra 2000 metrų virš jūros lygio. Iš čia mes jau turim puikų vaizdą į kalnus, kurie čia tokiom aštriom uolom tęsiasi visą eilė. Ir mano planas yra šiandien biškelį aklimatizuotis, biškį pasivaikščiot, nueiti gal į kažkokius urvus, o rytoj visą grandinę pasileisiu per kalnų viršūnės ir tai gal užtruks 2 dienas. Žiūrėsim, kaip man seksis, rytoj labai anksti iš ryto pradėsiu ir matysim. Tai šiandieną aklimatizuojamės, einam pasivaikščioti į kalnus. Informacija turistična. Jeigu jūs esat pirmą kartą Zakopaniai ir norit pahaikinti, arba šiaip neturit patirties haikinimo ir nežinot, kaip pradėti, tai yra senas, aišku, yra daug programėlių, daug YouTube visko, bet yra senas būdas tai susirasti informacijos centrą, nueiti paklausti darbuotojų, pasiimti žemėlapį, kur yra sužymėti visi žygiai, sudėtingumai ir galim pasirinkti. Taip pat aš paklausiau dėl urvų, tai pasirodo, kad urvai šiandieną uždaryti iki šeštadienio ir atsidaro nuo šeštadienio. Tai mano planas pasikeitė, tai labai gerai, kad užėjau ir paklausiau. Tai dabar einu papusryčiauti ir sugalvosiu kitą planą. O dabar atėjo pusryčių laikas. Tai tokioj jaukioj kavinukiai. Ir pusryčiai jau ant stalo. Reikia sočiai pasivalgyti prieš žygį. Šiandien tik pirma diena, kaip atvykau. Tai turim 8, kiek čia valandų dabar. Vietinių laikų 9 valandas turim tai pasivalgyti. Apsispręst palei planelį, kur mes eisim. Planas labai patogus, nes yra spalvom trasų sudėtingumas ir taip pat yra laikas parašytas. O laikas yra netgi skirtingas, ar į viršų judi, ar žemyn, yra rodyklytės sudėtos. Bet startuoti jau tuos rimtesnius reikia anksti. Turim 9 valandas, o reikia startuoti, saulė kyla jau
4 valandą buvo šviesu šį rytą, o leidžiasi 9 jau tamsu. Tai reikia pasiskaičiuoti laiką, labai patogu, kai yra laikas. Aišku, yra programyčio, bet čia vizualiai tiesiog atsisėdai ir visados gali pasitikrinti eidamas, ar ryšio neturėtum, ar ką, tai turi žemėlapiuką ir labai patogu pasitikrinti, susiorientuoti. Ir jeigu matai, kai jau laiko neužteks apeiti visą nuplanuotą trasą, gali pasukti atgal ir kitą dieną pabaigti. Tai senas geras metodas. Dabar esam čia, žygį išsirinkau čia apie 3 valandas, čia 2 valandas, čia 2 valandas ir atgal 3 valandas. Turėčiau užtrukti apie 10 valandų. Jeigu skaičiuojam, kad kol čia išeisiu jau bus 10 valandų, tai 9 turėčiau grįžti. 9 pradeda temti, tai turiu laiko taip sausau. Tai ilgai čia nestoviniuosiu. Štai šitai kviečiami į parkingo aikštelę. Labai patogu, nes iš tolo matai, kad parkingas, kaina užrašyta, 20 zlotukų, tai čia 5 euriukai. Nu ir einu į žygio pradžią, laikas pradėti. Prisirašiau tiek, lyg eičiau 3 kokiom dienom. Čia taip pat į žygio pradžią galima atvažiuoti su autobusiuku, tada nereiks mokėti parkingo. Prasideda pirmieji ženklai. Tai išsiaiškinti, kuris mums reikalingas, bet šiaip mums reikalingas. Ten yra ženkliukas žalias. Nu ir einam. Kas liečia klimatizaciją, paminėjau tokį žodį, tai čia ta tikroji klimatizacija nereikalinga. Tikroji jau nuo 3-4 km aukštį reikalinga. Sakykim, nuo 4. Tai iš tikrųjų tiesiog pirma diena, naktis tokia juokinga, tai reikia biškę apsiprasti, čia yra daug šilčiau, kad organizmas priprastų. Tai įėjimas į parką kainavo 11 zlotų ir vienas nepatogumas, kad paprašė grinais, tai gerai, kai iš ryto išsikeičiau. Planuose turėjau išsikeis, nes būna su parkingu problemos, su smulkiais. Netgi kavinėje strigo internetas ir reikėjo susimokėti grinais. Tai kad nepamirškit, Zakopanėje reikalingi gryni. Parko informacija apaugosi žolėm. Tai nestatyti palapinių, nemaitinti gyvūnų, informacija apie meškas. Ką daryti pamačius, bėgti, nebėgti ir laikytis taisyklių. Jau po biškį atsiveria vaizdai, tokie smagesni, matosi kalnai, uolos. Dabar takas eina palei tokias tvoras, aplinkui kažkas užtverta, bet jau paskutinės sodybos ir prasidės laukinė gamta. Šalia teka upelis, tai galima pasisemti vandenuko. Jis yra pakankamai švarus ir tinka gerti. Turim urvą ir turim tiek žmonių į tą urvą. Padavė moksleiviukų. Tai žmonių, ką žinau, kartais apmažėja, kartais nemažai. Begalė žmonių, kas su arkliukais atvažiuoja, kas su autobusiuku. Einam žalia trasa darėsi. Arkliukas mus aplenkė. Turim visą grupę lenkiukų. Ir galima pasidžiaugti, kad lenkai meilę gamtai skiepė nuo pat mažų dienų. Jaučiu palengvėjimą, nes atsirado raudona trasa ir visa minia nuėjo žalia trasa
dešiniau palei upelį, o man reikia kilti kalną. Tai dabar jau raudona trasa, lipsim į kalną. Ir pakol kas Lenkų savanorių nematau manęs palydėti, visi nuėjo žalia trasa. Tai galiu pasidžiaugti dabar, pulti į gamtos glėbį. Jau matosi mano takas, čia šituo šlaitu ir čia va, eisiu, užeisiu tą kalną ir aukštyn. Smagu vėl kopti į kalnus, geras jausmas, pasilgau šito jausmo, kadangi neskubu, tai poilsio dar nereikėjo. Turim puikų vaizdą, reikia dar sukilti į šitą kalniuką, o paskui galės prasibėgti dar iki šito kalniuko ir tada jau žemyn. Pasiekiau kryžkelę, tai yra kažkokia kalno viršus ir dabar ženklai rodo, neinant raudonas iki Polianos valandą 55, atgal grįžti 1,5 valandos ir Končisti virš, nu tai lipsim į tą valandą laiko iki tos viršūnės ir ten per kitą pusę leisimės. Kas gali būti skaniau kalnuose už snykerį? Skaniau už snykerį kalnuose gali būti tik snykeris. Na ir dabar jau turime 2 kilometrus, 2 metrus virš jūros lygio. Pirmai dienai būtų visai neblogai, bet dar turiu laiko pasiekti šitą viršūnę.
Nu tai biški po biški jau 15 km surinkau. Tai va, šitas kalnas jau bus iš 2 km, nes jis aukštesnis už aną. Tai sužinosim nuėję, koks tas kalnas. Ir tiesa, nepaminėjau, kad aš einu per sieną palei Lenkijos ir Slovakijos. Tai viskas, kas yra šitoj pusėje, jau yra Slovakija. Ir ten tas pievas, kur matot, yra Slovakija, o ten tie kalnai toliau, tai yra žemieji Tatrai. Čia turim aukštuosius, o ten toliau žemuosius Tatras. Nu kon, va taip atrodo, žalia trasa, į toks sukelims manęs laukia. Iš čia, ką žiūriu, visai jums nemažas. Na, kažkokie Slovakijai žalesni kalnai. Starobočanski Verch, 2 km 176 metrai. Vakar pradėjau Medvėgalį, šiandien turim 26 valandas skirtumą ir aš esu Tatrų kalnuose ant Starobočanski Verch ir skirtumas jau yra 2 km aukščio, 1000 km atstumo, nueita virš 15 km ir žingsnių į vieną pusę 26 000. Dabar yra toks dalykas, kad reikia jau vandenį taupyti. Turėjau šito 3 litrus, bet dar koks pusę litro liko. Tai nusileisim ten iki to upelio, kur atėjau. Ir tada jau įsipilsiu. Tu nenori skristi. Senas varnas. Senas varnas. Pasirodo, yra dar vietų, kur Zakopanėje nėra žmonių. Starobočanski Verch. Užteks pramogauti, čilinti. Toks oras, fantastika. Šilta, gera. Ant viršaus gaivus vėjukas neleidžia čia perkaisti. Nu į ką? Tyliai švariai praėjo pro galvą sklandytuvas. Nu ką, dar reikės nusileisti čia žemyn ir tada tą keterą eiti, tada nusileisti nuo kalniuko. Ir dar 10 kilometrų.
Pasibendavom biški su lenkiukais, kur priekyje pasivijau. Tai jie nuėjo per viršų, o aš vis dėlto skersuoju kelią žemyn, nes turim 6 valandas ir čia 2,5 valandos eiti iki tos kryžkelės. Tai, o viršum dar čia yra ir geltona trasa, jau biški sudėtingesnės trasas. Tai nesirinkau jų kelio, nes reikia iki tamsos pareiti. Tas smulkus žvyras yra labai pavojingas, ant jo lengva yra paslysti, kaip ir su mašina žvyrkeliu važiuojant. Tai ką tik čiut neapvirtau, bet lazdos išgelbėjo mano šikną, kad nenukentėtų. Nu geras, žemės upelis išbėga. Reikia užsipilti tarą. O jau šaltumas, o jau skanumas. Fantastika. Dabar jau nebesuprantu, ar čia upelis teka per takelį, ar takelis eina pro upelį. Ką tik praėjo keliautojas su didelė kuprinė ir jisai traukė į viršų. Tai vadinas, žmonės tai daro vis dėlto, nakvoja kalnuose, nes jokio rato jis jau neapsuks. Niekur jis nenueis, jis konkrečiai lipa į viršų, kad ten nakvoti. Papuoliau į mišką, miško taką. Tikiuosi, čia nėra meškų. Aš žinau, kad jų čia yra. Todėl, jeigu esi vienas, reikia kalbėti garsiai, kad tave iškart išgirstų. Nes jeigu staiga užsirausi, kaktomuša, tai gali visaip interpretuoti. Gali interpretuoti kaip grobį. Ir užpulti. Arba gali ginti, jeigu bus su mažais meškiukais. Gali tada ginti, kas irgi nėra gerai. Tai, kad einant per mišką, geriausiai pliurpti, kad iš tolo girdėtų ir gyvūnas pasitrauksis, niekad nepuls žmogaus. Tai va, man belieka su jumis pabendrauti, kad nereikėtų vienam kalbėti. Nors iš šono žiūrint, tai viens ir tas pats. Pasivijau paskutinius turistus. Už manęs jau nieko nebuvo, nebent tas, kur nuėjo priešingą kryptim. Tai dabar keliaujam kartu. Saulytę nusileido už kalno, pasislėpė. Ir per miškelį jau nebe taip šviesu eiti. Bet dar laiko yra. Yra dar porą valandų turėtų būti šviesu, tai turėčiau spėti. Nu, bent jau iki tos upės, kurią atėjom, iki asfalto, manau, kad tikrai šviesoj daeisi, o paskui jau zuikio dainas.
Pabėgimas iš miško. Pabėgau iš miško, tai dabar takutis veda, kažkur veda. Saulytė ten už kalno yra, bet čia jos nebėra. Tai takutis, ten saulytė, tuo iš posūkio kanola matas su saulytė. Einam. Nu, čia kaip matau, dar nemažas galiukas laukia paeit palei šitą upelį. Ohoho. Žiūrėsim, kur išlysim, nes dar virš 10 kilometrų eiti. Ką tik praeidami žmonės sako, ar tu matei mešką? Sako, ne, nemačiau, sako, ar tu nori pamatyti? Sako, kai kurie žmonės čia sakė, kad va šitoj, tai žmonės sakė, kad šitoj vietoj vaikšto meška. Ha, ha, ha. Kol nebuvau čia, tai norėjau pamatyti mešką, bet kai čia eini šitais takiukais, tai kažkaip nelabai norėtųsi ją sutikti, nes neaišku, kaip jin čia reaguoti. O tie žmonės pilnom kuprinėm, tai čia nori su nakvynė pasilikti. Tai jiem biški nekokios naujienos. Bet ta meška gali būti bet kur. Tai, kad tu jos nematai, dar nereiškia, kad jos nėra. Nu ką, išėjau iki asfalto. Išėjau iki asfalto, einu pasisemti vandenuko ir biškį pasistiprinti reikėtų. Jau. Jau dienelė eina į pabaigą, temsta, man iš viso nukeliavom apie 25 kilometrus, tai dar kokius 5 kilometrus liko, bus beveik 30. Nu ir sukilimo spėjau virš kilometro aukščio gavosi, jeigu ne pusantą, tai toksai tas žygis pirmas gavosi Zakopaniai, tai užskaitau šią dieną. Rytoj laukia naujas žygis, tai reikės pasistrateguoti ar vienos ar 2 dienų, kaip čia su nakvynė, gal kažką dar subursim, kur mašinytę palikti, laukia dar strategavimas, o rytoj kuo anksčiau keliuos ir vėl leidžiuosi žygį, tai susitiksim kelyje. Ir kam patiko video, spaudžiam laiką, komentuojam ir prenumeruojam, kas neužsiprenumeravo. Dar galite ir pasidalinti. Tai iki kitų susitikimų.